Sveiki, iš Lietuvos Respublikos Seimo pranešame apie priimamus įstatymus ir svarbiausius įvykius šalies parlamente. Štai ką šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje. Seimui imantis Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo, Vokietijos Federacinės Respublikos federalinio gynybos ministro Boriso Pistoriuso vizitas. Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas. Gyventojų laukiami sprendimai dėl antrosios pensijų pakopos, svarstomi valdančiųjų ir opozicijos siūlymai, kada bus galima anksčiau nei nustatyta atsiimti visą pensijai sukauptą sumą. Nacionaliniai plėtros įstaigai ILTE investicijos Lietuvos ekonomikai planuojama suteikti nacionalinio plėtros banko statusą. Su slapta informacija dirbantiems tarnautojams planuojama uždrausti vykti į nedraugiškas valstybės. Palengvinimai kaimo turizmo sodyboms, duomenis apie poilsiautojus nacionalinėje turizmo informacinėje sistemoje. Savininkams svarstoma leisti pateikti tik kartą per mėnesį. Darbo kodekso pataisomis siūloma ilginti kasmetines atostogas. Aktyvaus laisvalaikio šventėje ėjimas dalyvavo ir Seimo komanda. Seime lankėsi Vokietijos Federacinės Respublikos federalinis gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Svečias kreipėsi į parlamentarus, kai Seime pradedamas svarstyti įstatymo projektas dėl Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo. Dar vienas svarbus žingsnis užtikrinant šalies gynybą ir atgrasant agresorius. Tarpvalstybinę sutartį rugsėjo pradžioje Berlyne pasirašė Lietuvos ir Vokietijos vyriausybės, tačiau jis įgalios, kai dokumentą ratifikuos Lietuvos ir Vokietijos parlamentai. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, Seimas yra ne tik Lietuvos demokratijos namai, jis taip pat simbolizuoja ir Lietuvos indėlį į laisvos bei demokratinės Europos suvienijimą po dešimtmečius trukusio šaltojo karo ir neįveikiamų sienų, padalijusių mūsų žemyną į dvi dalis. 35 years ago, you, the people of Lithuania, bravely stood up for freedom. Prieš 35 metus jūs, Lietuvos žmonės, drąsiai kovojote už laisvę ir nepriklausomybę. Jūs taikiai ir drąsiai priešinotės ir galiausiai nugalėjote totalitarinę priespaudą ir pavergimą. Ryškiai prisimenu 1989 metų Baltijos kelio nuotraukas, kai 2 milijonai žmonių susikibo į 600 km ilgio grandinę. 1990-uosius, kai jūsų tauta atsistojo ir paskelbė savo šalies nepriklausomybę. Ir dar kartą, 91 metais sausio mėnesį, kai sovietų tankai bandė sunaikinti tą pačią nepriklausomybę, pasaulis išvydo kai ką nepaprasto, ryžtingą tautą, nepaklūstančią vienam galingiausių režimų istorijoje. Lietuvos istorija, jūsų istorija. Tai drąsos, ryžto ir tvirto tikėjimo mums visiems brangiomis vertybėmis istorija. Pasak Vokietijos gynybos ministro dėja, bet siekdama savo imperinių tikslų atkurti Rusijos hegemoniją didelėje rytų ir vidurio Europos dalyje, Rusijos vadovybė rodo tik panieką tarptautiniai teisei ir taisyklėmis grindžiamai tarptautiniai tvarkai. Matome, kaip Rusija sparčiai didina savo ginkluotės gamybą ir dramatiškai stiprina savo ginkluotasias pajėgas. Visą tai nepalieka jokių abejonių Putino Rusijai, Ukraina tik pradžia. Jau šiandien Rusija bando hibridinėmis priemonėmis pakirsti mūsų visuomenių, Europos Sąjungos ir NATO vienybę. Putino tikrasis priešas, galime būti atviri, yra mūsų laisvas ir nepriklausomas demokratinis gyvenimo būdas. Jis to bijo, ponios ir ponai. Svečio teigimu, siekis atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą yra bendra atsakomybė ir Vokietijos pastangos dėl to bus nenuilstamos.
Tai yra mūsų nacionalinis interesas ir man asmeniškai tai svarbus klausimas. Tačiau man nereikia pasakoti to jums, kaip Rusijos išpuolis prieš Ukrainą padidina grėsmę Europos saugumui. Jūs jau daug metų susidurėte su tiesioginė, baisia Rusijos ir Baltarusijos grėsme. Jūsų saugumas yra ir mūsų saugumas. Visų pirma, padėkojau už labai sklandų ir glaudų bendradarbiavimą, žinoma, už Vokietijos indėlį į mūsų saugumą, į gynybą ir už tai, jog mūsų partnerystė auga vis labiau. Žinoma, Vokietijos brigados planuojamas atvykimas čia, dislokacija, tai yra labai svarbus žingsnis, labai svarbu ir tai simboliška, bet svarbus žingsnis ir tai, kad šiandieną ministras atvyko čia į Seimą. Buvome apie tai kalbėję jo praeito vizito metu ir pakviečiau, sakiau, kad tai būtų tikrai tokia proga dar kartą išsakyti Vokietijos poziciją ir manau, kad jo kalboje labai daug svarbių momentų buvo paminėta. Tai yra ir ryžtas Vokietijos prisidėti prie saugumo gynybos ne tik mūsų regione, ne tik NATO rytinėme flange, bet apskritai būti lyderiais Europoje. Tai labai svarbu girdėti. Paraginau ir toliau maksimaliai aktyviai remti Ukrainą. Sakiau, jog mes turime politinį konsensusą parlamente ir visų pagrindinių partijų konsensusą dėl paramos Ukrainai, kad matome tai kaip gyvybiškai svarbų dalyką mums. Ir taip pat padėkoju už jo asmeninę lyderystę. Lietuvos nevyriausybinės organizacijos Vokietijos gynybos ministrui Seime įteikia padėkos laišką, kuriuo reiškia dėkingumą dėl jų teigiamų istorinio dvišalio susitarimo bendradarbiauti gynybos srityje. Seimo pradėtoje svarstyti Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo sutartyje apibrėžiamas į šalį perkeliamos brigados karių, jų šeimų, civilių tarnautojų teisinis statusas, civilinių paslaugų teikimas. Balsuosim visi ir bus vienbalsiai pritarta, nes tai, kas turėjo būti padaryta ir bus padaryta. Nemanau, kad bus kažkokių tai kliūčių, juolab, kad reikalinga nustatyti tokį statusą ir naudojantis ir kitų valstybių praktikose, kurios panašus elementai jau įgyvendinti. Taip, kad manau, kad bus be problemų viskas padaryta. Susitarime nurodoma, kad visos infrastruktūros teritorijos ir objektai, kuriais naudosis dislokuotas Vokietijos karinių pajėgų personalas, yra ir bus Lietuvos Respublikos nuosavybė. Jie naudosis tik su Lietuvos sutikimu, visiškai gerbdami Lietuvos Respublikos suverenitetą ir teisės aktų reikalavimus. Komitetai apsvarstys, ir tada tikiuosi, kad turėtų būti greičiau. Manau, kad per 2 savaitės turėtumėm susitvarkyti. Deja, Vokietijoje, kaip suprantu, procesas užtruks iki kitų metų pavasario, nes tai yra labai sudėtinga sistema, bet kaip ir pasakė ministras, mūsų rytinėme susitikime kartu su Seimo pirmininkė nebus jokių diskusijų, nebus jokių abejonių, tiesiog reikės pereiti per biurokratinius žingsnius. Biurokratija dar viena grėsmė nacionaliniam saugumui. Susitarimas suteikia galimybę Vokietijos kariams, jų šeimoms, civiliams darbuotojams suteikti statuso pažymėjimus ir Lietuvos Respublikos asmens kodą. Toks pažymėjimas prilyginamas leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Dislokuoti brigadą sutarta iki 2027 metų pabaigos. Seimas svarsto įstatymų pakeitimus dėl antrosios pensijų pakopos. Siūloma leisti gyventojams anksčiau laiko atsimti visą pensijai sukauptą sumą, jeigu jiems paskirta paliatyvi pagalba, jie serga sunkia liga arba nustatyta sunki negalia, kai netenkama 70% dalyvumo, kai sunkia liga serga vaikas. Opozicija siūlo leisti įmokas į pensijų fondus anksčiau laiko atsiimti, pavyzdžiui, įvykus žmogaus bankrotui arba kilus ilgalaikiai sunkiai finansiniai situacijai. Pagrindinis pensijų kaupimo ir gyventojų pajamų mokesčių įstatymų pataisų siekis įgyvendinti šiemet kovą priimtą Konstitucinio teismo nutarimą ir dėl svarbių priežasčių leisti nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime išimtinais atvejais, kartu nepažeidžiant viešo intereso, kad visa senatvės pensijų sistema veiktų darniai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo viešą konsultaciją, kurioje sudalyvavo virš 3000 žmonių. Ir 93% apklausos dalyvių pasisakė už tai, kad pagrindinėmis priežastėmis nutraukti pensijų kaupimą turėtų būti sunkios ligos, sunkios būklės
bei sunki negalia. Siūloma, kad atsiimti iš karto visą sukauptą pensijų turtą būtų galima, kai pensijų kaupimo dalyviui paskirta paliatyvioji pagalba, kai jis serga sunkia liga, įtraukta į sunkių ligų sąrašą, taip pat jai nustatytas 70% ir didesnis netektas dalyvumas. Jei sunkia liga sirgtų vaikas, pensijų kaupime galėtų baigti dalyvavimą abu tėvai. Jūs sakote, kad sunkia negalią turintis galėtų atsiimti ir aš ne iki galo suprantu logikos. Tarkime, aš dabar dirbu, tai reiškia, aš galiu galvoti apie antrąją pakopą, kauptis ją, gaunasi toks tam tikras mano kaip ir kaupiamasis mechanizmas, kurį galėsiu atsiimti, nes valstybė prisideda, kaip ir apsimoka. Tarkime, logikos truputėlį pasigendu, bet sunkia negalią turintiems žmonėms papildomi pinigai visą laiką padės, tačiau yra kita žmonių su negalia dalis, kuri niekada nedirbo ir nedirbs, ir prie jų gerbūvio valstybė neprisidės, ir atskirtis ir toliau didės, kur ir dabar yra labai didelė. Tai yra tokios rimtos, pavyzdžiui, sudegė būstas, neįgalaus vaiko yra operacija ir panašiai. Tai čia reikėtų tą sąrašą plėsti. Šitos pataisos pirmiausia naudingos fondų valdytojams, nes toliau išlieka. Ko tikisi žmonės dalyviai iš šitų pataisų? Tai yra, kad žmonės galėtų bet kada pasitraukti, nes tai yra savanoriška pensijų sistema, savanoriška. Kad negalėtų būti privalomai įtraukiami į šitą sistemą, o po to ieškoti, kaip iš jos pabėgti. Ir tos pinigus, kur mokesčių mokėtojų pinigai šelpiami antros pensijų pakopos dalyviai, turėtų būti naudojama visų pensininkų pensijų didinimui ir tai būtų žymiai didesnis efektas. Pataisomis siūloma dvigubai padidinti vienkartinės išmokos ribą, kai sulaukus pensijos žmogus pats galėtų rinktis, kokią išmoką nori gauti – vienkartinę ar periodinės. Atsimti vienkartinę būtų galima, kai sukauptas turtas viršija vienkartinės išmokos ribą, vietoj 5 000 eurų nustatant 10 000 eurų ribą, bet nesiekia anuiteto ribos virš 10 000 eurų. Šis dydis yra indeksuojamas ir šiuo metu tai sudarytų nuo 5 400 iki 10 800 eurų. Ar įstatyme nemanoma numatyti galbūt kažkokių tai ryšio su infliacija, nes jūs pats minėjote, kad yra pertraukos gali būti įmamas, iš tikrųjų gali būti taip, kad žmogus specialiai simuliuos, reiškia, darys viską, kad nekaupti, o iš tikrųjų pasimti kažkokiu tai metu tam tikrą išmoką, kuomet, reiškia, skaičiuojamas anuitetas. Mes siūlom dvigubinti vienkartinės išmokos galimybę, tai čia jau matyti yra svarbi žinia, o indeksavimas jau ankstesniais pakeitimais yra įvestas. Ar tai reiškia, kad 20% bus apmokestintas visas skirtumas tarp tų įmokų ir visos sumos, tai yra valstybės papildomos mokėtos įmokos ir viso to turto prieaugio? Tai supratot mano klausimą? Principas išliktų kaip ir su trečia pakopa ir neapmokestinama dalis be abejonės yra tai ir žmonių mokėtos įmokos, sodros dalis, o tik tais, tas prieaugis jau būtų traktuojamas kaip pajamos ir tik tais ta dalis būtų apmokestinama. Seimas nutarė svarstyti ir opozicijos projektus, tarp jų leisti įmokas į pensijų fondus anksčiau laiko atsimti įvykus žmogaus bankrotui arba kilus ilgalaikiai sunkiai finansiniai situacijai, kilus grėsmiai prarasti vienintelį būstą arba jo netekus dėl nelaimingo atsitikimo ar stichinės nelaimės, taip pat mirus vieninteliam šeimos maitintojui. Mes siūlome, kad dabar sukakęs pensinio amžiaus žmogus galėtų pasirinkti ar pasiimti visą sukauptą sumą, ar išdalinti dalimis, kaip yra siūloma dabar. Kitas mūsų pasiūlymas, kad dar kartą, kaip 19 metais buvo pusiai metų taip vadinamas atidarytas langas ir žmonės norintys galėtų sugrįžti į sodrą. Seimas taip pat ėmėsi svarstyti galimybės atsisakyti nuolatinio įtraukimo į pensijų kaupimą kas 3 metus iki 40 metų. Gyventojai būtų įtraukiami vieną kartą, o atsisakę dalyvauti dar kartą po 3 metų. Taip pat būtų galimos įmokų atostogos sustabdyti pensijų įmokas 24 mėnesiams kas 10 metų, vietoj sustabdymo vieną kartą 12 mėnesių. Mūsų dalis yra lietuvių, kurie išvykę jau senai nebedalyvauja pensijų
kaupime. Ar netikslinga ir įtraukti ir tuos, kurie lietuviai yra išvykę ir jie galėtų lygiai taip pat susigrąžinti tas įmokas, kurias yra sumokėję ir nutraukti sutartį. Ačiū. Pernai pensijų kaupime dalyvavo 1 400 000 asmenų, iš jų aktyvių dalyvių, tai yra pervedančių įmokas į savo pensijų kaupimo sąskaitas, buvo apie 766 000. Nacionaliniai plėtros įstaigai investicijos Lietuvos ekonomikai, vadinamai ILTE, buvusiai Invega, planuojama suteikti nacionalinio plėtros banko statusą. ILTE yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, teikianti finansinės paslaugas, įgyvendinanti ir administruojanti verslo, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio bei žuvininkystės finansavimo priemonės. Įstatymo tikslas užtikrinti efektyvų investavimą srityse, kuriuose finansavimas rinkos sąlygomis yra nepakankamas ir neoptimalus, ir skatinti finansiškai gyvybingas investicijas. Projektą pateikusios Seimo narės, finansų ministrės Gintarės Skaistės teigimu, ILTE nebus valstybinis komercinis bankas, neprims indėlių ir neteiks paskolų ir kitų mažmeninių paslaugų, o investuos į valstybei labai svarbias sritis. Keičiamas iš esmės pavadinimas, nes nacionalinio plėtros įstaigų konsolidacija buvo reforma, kuri vykdoma buvo pastaruosius 4 metus. Jos metu buvo sujungtos į vieną 4 nacionalinės plėtros įstaigos, kurios prieš tai turėjo įstatymą nacionalinio plėtros įstaigų įstatymas. Jisai siūlomas pakeisti į pavadinimą nacionalinio plėtros banko įstatymą. Pasak Gintarės Skaistės, po konsolidavimo ILTE teikia iki 15 kartų didesnės paskolas nei ankstesnėse priemonėse. Įstatinį kapitalą padidinus 4 kartus, nuo 53 milijonų iki 203 milijonų eurų, esą reikšmingai išaugintas ILTE potencialas pritraukti privačių ir tarptautinių investuotojų lėšas bei sudaryti galimybės ateityje pasiekti didesnį sverto efektą. Įstaiga pradėjo vykdyti plačias finansinės priemonės, kurios yra remiamos RRF lėšomis, tai ir milijardas verslui priemonė ir taip pat kelių šimtų milijonų eurų vertės atsinaujinančios energetikos paskolų priemonė tiek verslui, tiek ir viešajam sektoriui. Tai savo esme nacionalinės plėtros įstaiga, kuri yra sujungta, padidinta ir išplėstos jos veiklos sritis, savo esme atitinka nacionalinio plėtros banko funkcijas, kurias turi ir kitos valstybės. Susijungia skirtingi fondai, skirtingi biudžetai į vieną, tai mes visi suprantame, kokie dar pokyčiai įvyko be pavadinimo ir pinigų sudėjimo į vieną krūvą. Verslui paslaugos yra teikiamos vieno langelio principų, tai reiškia, kad nebe 4 skirtingos institucijos atsako į kylančius klausimus, bet vienoje institucijoje galima rasti visus atsakymus. Taip pat yra telkiamos ir kompetencijos, ir žinios. Kartais yra segmentų, kur galima išgauti sinergiją tarp skirtingų sričių. Pavyzdžiui, anksčiau žemės ūkis galėdavo gauti priemonės tik žemės ūkio paskolų garantijų fonde, tuo tarpu į verslui skirtas priemonės negalėdavo pretenduoti. Koalicijoje turėjome aptarimą ir mums irgi kaip koalicijos partneriams kilo klausimų, kodėl yra nevyriausybės teikimas, o finansų ministrės kaip Seimo narės, tai išvada tokia, kad tikrai neskubėsime, nebus skubos tvarkos šitam klausimui, nes mes, pavyzdžiui, liberalai nematom poreikio steigti tokią instituciją. Yra kita nuomonė, kad tai vien tik tai pavadinimo pakeitimas, bet pavadinimai irgi turi reikšmę. Daug kas čia kalbėjo apie banką, kur valstybė turėtų tam tikrą įtaką, tai iš tikrųjų labai smagu, kad vis dėlto apjungiant kelis fondus, kelias organizacijas, galimybės tokio banko, kuris gali skolintis, reiškia, ir daryti tam tikrus projektus ir didesnius projektus atsiranda. Aišku, galbūt proceso metu žiūrėsim, reiškia, reikėtų tobulinti įstatyminę bazę, nes jau buvo užsiminta apie žemės ūkio paskolų garantijos fondą, su kuriuo teko ir susidurti, reiškia, dirbant komiteto pirmininku, tai iš tikrųjų jis buvo tam tikras įsigelbimas, ypatingai sunkiais laikais, kuomet bankai nenorėjo skolintis, kofinansuoti, reiškia, europinius netgi projektus, nes savame suprantama, kriziniais atvejais reiškia tam tikrų didesnių garantijų, o privatus bankai nenorėjo to imtis. Seimas projektui pritarė po pateikimo ir paprašė vyriausybės ir Lietuvos banko išvadų.
po pernai vykusios nacionalinių plėtros įstaigų konsolidacijos į vieną įmonių grupę buvo sujungta Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Žemės ūkio paskolų garantinis fondas, Valstybės investicijų valdymo agentūra ir Investicijų ir verslo garantija. Seimas po svarstymo pritarė valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama su slapta informacija dirbantiems tarnautojams uždrausti vykti į nedraugiškas valstybės. Šiais įstatymo pakeitimais norima padidinti valstybės tarnybos, kariuomenės ir darbuotojų dirbančių svarbiose institucijose ir tarnybose atsparumą. Numatoma, kad paslapčių subjekto darbuotojų arba šaulių, kuriam yra išduotas leidimas, arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma riboto naudojimo, netarnybos ar nedarbo tikslais, būtų draudžiama vykti į nedraugiškas užsienio valstybės ar teritorijas. Jų sąrašą tvirtina vyriausybė. Tai paliestų 56 000 asmenų. Išimtiniais vyriausybės nustatytais atvejais, pavyzdžiui, artimųjų mirties atveju, būtų galima vykti turint leidimą arba deklaravus informaciją apie išvykimą. Darbo kodekso pataisomis siūloma ilginti atostogas. Iniciatorių teigimu, ilgesnės kasmetinės atostogos padės gerinti ir fizinę, ir psichinę gyventojų sveikatą. Atostogas siūloma pailginti iki 22 dienų vietoje dabar nustatytų 20. Specialistų pastebėta, kad kasmetinės atostogos Lietuvoje yra vis tik per trumpos ir tai gali turėti ir ilgalaikių pasiekmių, nes šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių būna tiek panirę į darbus, kad nebemoka atsipalaiduoti, pailsėti ir ta riba tokia nykstanti tarp darbo ir poilsio laiko būtent ir paskatino šito projekto pataisas. Įstatymo pataisų iniciatorių teigimu, Lietuvoje kasmetinės atostogos yra vienos trumpiausių Europos Sąjungoje. Jos yra pagal tai, kokia yra nustatyta Europos Sąjungoje pati minimaliausia atostogų trukmė. Tai šitas reikalavimas yra Lietuvoje, kitos žinoma vakarų šalis, Austrija, Danija, Prancūzija, Suomija, Švedija jau seniai turi nuo 25 iki 35 darbo dienų kasmetinės atostogas. Dabar Seimas lauks vyriausybės ir trišalės tarybos išvadų. Svarstymas numatytas lapkričio 7 dieną. Seimas planuoja priimti įstatymo pakeitimus ir leisti kaimo turizmo sodyboms duomenis apie poilsiautojus nacionalinėje turizmo informacinėje sistemoje pateikti tik kartą per mėnesį. Dabar tai privaloma padaryti per 24 valandas. Kaimo sodybų savininkai turi per parą įregistruoti kiekvieną svečią, nurodyti žmonių ir nakvynių skaičių, tačiau anot pataisų iniciatorių, kai kurios sodybos veikia tokiose vietose, kuriuose ne visada veikia internetas, todėl tokiomis sąlygomis elektroninis duomenų pateikimas tampa sudėtingas. Nuo Liepos 1 dienos įvestas reikalavimas kasdien registruoti svečius elektroniniu būdu tapo dideliu iššūkiu tokiose vietovėse, kur nėra patikimo interneto ryšio ir smulkiems verslininkams, kurie kartais stokoja ir technologinių žinių bei įrangos. Siūlomas pakeitimas suteiktų daugiau lankstumo, leidžiant registraciją vykdyti ne dažniau kaip kartą per mėnesį, pritaikant ją pagal teikėjų galimybes ir veiklos specifiką. Turizmo įstatymo pataisoms Seimas pritarė po svarstymo. Seimo komanda dalyvavo aktyvaus laisvalaikio šventėje Ėjimas. 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį tūkstančių žmonių pritraukiantys renginiai skirti tiems, kurie mėgsta vaikščioti ir supranta judėjimo svarbą. 3, 2, 1, Vilnių drebina tūkstančių žingsnių ritmas. Į miesto gatves parkus žengia apie 22 000 ėjikų. Iš jų 1500 pasiėmė ir savo augintinius. Dalyviai pasirengę įveikti 50 ir 25 km atstumus. Trasos prasideda ir baigėsi Nepriklausomybės aikštėje šalia Seimo rūmų.
Pasak renginio organizatorių, ėjimas yra vienas iš efektyviausių būdų palaikyti sveikatą, stiprinti raumenis ir gerinti bendrą fizinę būklę. O ėjimo nauda, kaip sako specialistai, ne tik geresnis širdies darbas, stipresni kaulai ir sąnariai, bet ir gebėjimas geriau valdyti stresą, ugdyti kantrybę ir skatinti kūrybiškumą. Žmogus, eidamas daugiau negu 20 minučių, jis pradeda keistis ne tik jo kūnas, bet net jo mintis, galva ir taip toliau. Tai dėl to mūsų net ir šūkis yra ėjimas, kuris keičia ir jis yra apie tai, kad žmonės judėtų. Nebūtina bėgti. Svarbu eiti, judėti ir jeigu tu judi, tavo gyvenimas keliauja į priekį. Komandų buvo tikrai be galo daug. Aš žinau, kad Lietuvos Respublikos Seimas irgi turėjo savo komandą, mokyklos turėjo įvairiausius iššūkius ir taip toliau. Tai man yra labai smagu, kad eina bičiuliai, draugai, keliauja šeimos, keliauja organizacijos ir taip toliau. Taip kad eiti sveikai. Į Seimo komandą susibūrė 60 dalyvių, kai kurių iš jų teigimų ėjimas jiems ne tik sveikata. Šiemet dėmesį patraukė ir įdomiai parinkti maršrutai, vaizdingos vietos. Puikūs įspūdžiai, puikus oras, graži trasa, labai gerai parinkta organizatorių trasa, nuostabu. Kelintą kartą dalyvauju? Su Seimo komanda pirmą kartą, nes šiaip eidavau pavasariais, kažkaip tai nepavykdavo rudenį prisijungti, dabar pirmą kartą. 25 km buvo jums iššūkis? Ar? Ne, nebuvo iššūkis. Nes jūs tikriausiai kasdien vaikščiate? Kasdien, bet ne po 25, bet šiaip įpratus po daug vaikščioti. O kas buvo sunku? Gal šiek tiek į kalną lipti sunku, ką buvo, bet tai palyginus nieko. Ėjome iki Katedros aikštės, paskui pasukome link Antakalnio, į Sapieginės miškus, po to vėl į Antakalnį, sugrįžome nuo Antakalnio, ėjom link Baltojo tilto ir per Žvėryno tiltą grįžome iki Seimo. Ėjimo šventės dalyviai mėgaujasi ne tik vienas kito draugija, trasomis, bet ir pramogomis bei įdomia veikla. Seimo erdvėje siūloma užsiėmimų taip pat užtektinai. Lankytojų tikrai mums netrūksta. Turim įkūrę didžiajame kieme Seimo erdvę, kurioje pasakojam apie Lietuvos parlamentarizmą, apie Seimo darbą, klausiam žmonių, ką žino apie Seimą. Tikrai nusiteikimas būna geras. Stengiamės dalyvauti daugelyje visuomeniai atvirų renginių ir tiesiog pristatom Seimo veiklas. Na ir visada pakviečiam Seimo komandą. Seimo bendruomenę, Seimo narius, kanceliarijos darbuotojus, padėjėjus, patarėjus, kad įsitrauktų ir dalyvautų kartu. Tai iš tikrųjų aktyvumas didelis ir labai džiaugiamės, kad žmonės aktyviai dalyvauja, prisijungia. Lankytojai taip pat gali laimėti ir prizų. O į kokius klausimus jie turėtų atsakyti, kad laimėtų prizą? Pateikiam klausimų ir iš parlamentarizmo istorijos, ir iš Seimo darbo. Pavyzdžiui, klausimas, visi turi sukti galvą, tarkim, kas atveria patį pirmą Seimo posėdį, kol nėra išrinktas Seimo pirmininkas. Tai kai kurie žino, kiti dar turi pagalvoti, tai iš tikrųjų turim daug klausimų parengę. Daugiausia lankytojų Seimo erdvėje pritraukia laimės ratas. Jį įsukusieji laimi išskirtinių prizų, tarp kurių atributika su Seimo simbolika. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Sakoma, kad tas, kuris stiprus kūnu, gali ištverti ir šaltį, ir karštį, o tas, kuris stiprus dvasiškai, sugeba ištverti pyktį ir liūdesį, džiaugsmą ir kitus jausmus. Šią Epikteto mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.